Labas visiems ir visoms, su jumis sveikinasi Virginija. Ir šiandien noriu papasakoti labai baisių dalykų ir nepaprastai žavingų dalykų. Vieną iš labai baisių dalykų jūs jau protarpiais matote ir gal net girdėsit. Tai yra naujas mano siuvinėjimo draugas, kuris žaidžia dabar su stalo dekoracijom. Taip, ateik pasirodyk. Opa, štai jisai, va, visą mano scenarijų sugriovė. Oi. Tai yra pūkis, parodyk veidelį, parodyk žmonėm veidelį. O, štai jisai. Tai jisai yra naujas mano kačiukas, kartu su Zuikiu toliau tęs siuvinėjimo veiklą. Ypač padeda dabar gaudyti siūlus. Nu, tarsi viską, kaip turi teisingas katinas daryti. Prieš mėnesį išėjo į katinėlių aną pasaulį Monika. Tai pagalvojau, kad vis tiek reikia naujos gyvastėlės. Monikos nieks nepakeis, bet tiesiog gali būti kažkaip kitaip. Taip, pūkelis išėjo pakrepžinti kitur. Mes pabandom susistatyti atgal kadrą, plus minus. Ir tada papasakosiu apie dalykus, kurie mane šokiravo. O buvo taip. Čia va, prieš keletą savaičių irgi kažkaip sušvietė man, kad reikia pabandyti kažką pasiuvinėti su karoliukais. Pūkelė, nu tačiau visai. Nu gerai, viena dėžė nuskrido nuo stalo žemyn, susirinksim paskui. Ir, va jau, pūkelė, raminkis. Ne, man atrodo, čia arba reikia atiduoti pūkeliui, va, žaisti ir tada bus ramu. Nu, va, gervelė tada liks. Tai sugalvojau, kad reikia kažką pasiuvinėti su karoliukais. Tai pasiėmiau savo schemutę pirštinyčių. Ir štai, per vieną vakarą, patraukiam avelės. Gavosi, kad man prireikė 2 pirštinyčių. Ir apkraštavau su kanitelė. Tai čia kol kas pirma eilė. Ir kai jau darysiu, tarkim, iš jų žaisliukus, tai bus galima apkraštuoti dar kažkuom. Tai va. Tai čia, kai klausimas buvo, o kodėl man nieks nesakė? O kodėl man nieks nesakė, kad karoliukai siuvinė taip faina? Kaip pusinukų siuvinėjai, tai šmik ir yra. Ir kažkaip kaip saulėgrąžas graužt, arba riešutėlius, arba sausainėlius graužia ir dar norisi. Tai šitas faktas mane giliai sukrėtė. Negana to, aš irgi visiškai greitai, čia man atrodo per 3 dienas baigiau Žardon Privé avytės, avyčių istorijos 2. Nesiuvinėjau alfabetą, abėcėlės nesiuvinėjau ir spalvas parinkau pagal tokias, kokias turėjau. Irgi likučių karalienė, kaip visada. Ir siuvinėjau ant savo dažyto lino su kreidelėm, ir su kava. Tik ant kitos pusės. Nes šita juodesnė pusė, tai man taip tokia niurokoka pasirodė. Tai siuvinėjau ant antros pusės, tai tokia balintos kavos yra. Panašiai jums gal neblogai ir persiduoda. Tai va. Tai išsiuvinėjau aš jį ir susinervinau, kad taip greitai baigėsi. Nes šitos avytės labai linksmos, jų ausis labai linksmai tabaluoja. Tai iš šito gabaliuko aš darysiu pagalvytę dekoratyvinę sesers dukrytei, naujam metam. Ir jau savo susirinkau ant kito lino gabaliuko. Irgi jau siuliukų susidėjau. Tai va. Bet nervam nuramint šokui šito nepakako. Visiškai. Man reikėjo pirkinių. Tai aš paėmiau ir iš siūlų užsisakiau siuliuko. Ir ne tik. Tai bet pasižiūrėkit, va. Kodėl aš pirkau siuliukus?
Ir ypač vat tokią va jų krūvą. O todėl, kad susirinkau spalvas dviem savo kurtiem dizainam, kurie jau bus ne primityvai, bet jau tokie su daugiau spalvų, gėlių dizainai. Ir šį čia yra gabaliukas vat vienam iš jų. Taip. Taip, čia ne tas, čia yra ne tas, čia yra ne tas, čia beveik tas, čia beveik. Taip, čia irgi vad dar. Ir čia yra antram nemaža dalis spalvų. Ir čia irgi pramaišiui abiem. Ir taip pat atitinkamai pildau savo DMC siūlų paletę, kad jau turėčiau pilną paletę ir galėčiau gerai atrinkti spalvas. Jau nemažai turiu, bet vis tiek. Tai čia susipirkau jau visas naujas spalvas, iš jų porą irgi į mano dizainus. Ir visokie papildymai. O, čia yra iš tokių labai pavasarinių spalvų. Taip, šitą rožiniais. Čia yra jo iš virš 35, 151, tikrai eis į dizainą viena iš. Taip, va. Ir va. Tai turiu krūvą. Naujų siuliukų. My precious. Tai iš tų paprastų dalykėlių, tai dar pasiėmiau po porą plastikinės kanvos lapų, permatomos ir baltos, nes savo ten lapelio gabaliuką atidaviau mamai, nes jis norėjo buvusiam darbėm kalėdinės dovanėlės. Tai ką už tą patį, tai dar pasiėmiau antrą porinį LKS baltom rožėm, tai čia tiesiog rožės, juose daugiau geltonos spalvos, bet tai čia tokie poriniai dizainai. Tai irgi, kai man vėl norėsis daug spalvų, tai irgi bus gerai. Ir koks yra skirtumas, kad čia jau visas yra užpildytas pilna užsiuvinėjimo ir fonas irgi yra pusinukais. Tai jau man nebereikės kurti, jau viskas yra sukurta. Taip. Na, o dabar pasiruoškit šokui. Indrė, tu irgi pasiruošk šokui. Indrė jau žino, kad aš nusipirkau kažką, ko sakiau, nu tu ką, Jeigu taip, tai apie šito gamintojo dizainus, bent jau Indrė žino mano nuomonę, kad man labai patinka, kaip jie išdirba schemas, kaip yra išreiškiamas tūris, spalvos ir visa kita detalizacija, bet man nepatinka patys dizainai. Ir aš jau taip, norėjau, bent vieną kokį nors, susirast, kad pabandyt, ar ten viskas taip jau. Yra vienas, kuris man patinka, bet jis yra labai didelis ant 18 kanto, tai aš tiesiog, Indrė sako, žinok, aš tau jį galiu padovanot. Bet, sakau, Indrė, bet žinok, aš jo nesiuvinėsiu dabar, tikrai, ir artimiausius kokius metus tikrai, nes jis labai didelis ir jis ten bus, iš tų, kur 5 metus siuvinėja. Mano mastais didelis. Tai vis tik tai taip tyčia ir netyčia suradau. Indrė, atsisėsk. Tim. Štai jisai. Dimensionsą. Tai va. Tai šitas švyturėlis. Jį išsirinkau ne dėl švyturėlio, bet iš dalies dėl to, o labiausiai dėl tvoros. Ir irgi visiškai netvorinės paskirties. Taip jau nutiko, kad keletą pastarųjų metų aš savo atostogas ten trumpesnės ir ilgesnės leidžiu mūsų pajūryje skirtingose vietose. Tai ir Klaipėdoje, ir Šventojoje, ir Nidoje, Juodkrantėje. Šiemet važiavau į Preilą ir Pervalką. Va, ir kiekvienoje iš jų yra kažkoks švyturys. Tai švyturiai man asocijuojasi su tom mūsų atostogom, mano atostogom. O šita tvora šiaip asocijuojasi man su Nidoje esančio pastato stogo konstrukcijom, tokiais kyšančiais. Tai va, tai du viename.
Ir ką apie šitą dizainą pasakyti. Žinau, kad šitie mažieji goldai užsiknisimas, krapšteliuzė pagal Liną, arba knysalinė pagal mane. Nu, bet kaip sakoma, po truputį, kaip ir galima. Tai čia kanvą aš jau ištraukiau ir apmėčiau, ten gelsva 18, bet aš jį keisiu į Eva 32. Kodėl? Todėl, kad kažkaip, kadangi čia daug detalių, norėčiau jo truputį didesnio iš vienos pusės ir iš kitos pusės jis eis kaip porinis kitam dizainui. Mano sandėliuko papildymui, dabar neatsimenu, ar aš jums jį rodžiau, tai jau ištrauksiu, parodysiu. Tai yra va, šitas švyturys. Ir jis irgi eina tik ant stambesnės, irgi gelsvos spalvos kanvos, va, praktiškai. Identiškas spalva, tik skirtingas kauntas. Ir aš juos siuvinėsiu ant tokio paties audinio, tik tai šviesesnio. Buvau galvojus gal į Intakrių Eva, bet kažkaip jis toks šaltesnis rusvas yra. Man šitas Evas pieno baltumo pasirodė labiau tinkantis. Tai va. Tai čia dar šokas nesibaigia. Tai jeigu jau Indrė susitaikė su to, kad aš vis tik tai nusipirkau Dimensions, tai čia nieko tokio. Aš manau, jin išgyveno jau šitą dalyką. Ir ką aš galiu pasakyti apie šitą gamintoją. Tai šitas rušuklėlės, tai ten kaip ir viskas tvarkoja, kas siuvinėja, Dimensions, tai čia viskas pažįstama, kas nesiuvinėjo, nu, tarkim, kaip ir aš, tai siūlai tokie man keistesni, jie tokie, nu, tokie, kaip čia, standesni negu DMC, bet atrodo sukresni negu Ankoro. Nu, kaip pasiuvinėsim, bus matyti, koks mano įspūdis. Bet yra kitas dalykas, kurio mano jautri širdis neatlaikė. Yra schema. Dabar bus pauzė ir dabar bus, nu, kad ir gabaliukas va šitos schemos. Dimo manęs, jums čia viskas tvarkoja su šita schema? Jūs pagal ją normaliai siuvinėjat? Jūs supratot, kad man tai čia atrodo nenormalu. Man atrodo, tai pasibaisėtina, kaip galima šiais laikais taip skūst popieriaus, atsiprašau. Taip sakant, jeigu čia jau ten tie spalvoti ženkliukai, tai spalvoti. Ir aš suprantu, kai yra smulki schema, tarkim, sempleriams, kur ten tiesiog lengva skaičiuoti, nes yra nedaug užsivinėjimo. Bet kai šitas makaliūzė, ne, bebro antrą kartą nedėsiu. Bet žinokit, mane giliai šokiravo šitas faktas, kad Dimensionsas šiais laikais taip skundžia popieriaus. Pas kiniečius nėra popieriaus, ar ką? Nu, jūs ką? Tai aš... pirmas dalykas, ką aš norėjau daryti su šitą schemą, išmest. Tiesiog išmest ir siuvinėt iš viršelio. Nes iš viršelio man yra aišku, iš schemos man yra neaišku. Po kurios ten, po dienos kitos, aš pasimėjau ir pagalvojau. Gailo laiko perrinkimui pačiai, va, iš šitų ženkliukščių man yra gaila. Tiesiog man gaila savo laiką. Tai aš pasigūglinau ir susiradau sagą. Nu ir iš sagos, aišku, susiradau teisingą, kaip tikrinau, ar teisinga. Nes viena buvo šiaip savo, kitą suradau gerą. Šitoj vietoj čia siuvinėjasi pusiniai 5 siuliukais. Tai vat pagal šitą aš tikrinau. Ir pasižiūrėjau, kad pagal visą bendrą struktūrą irgi, kad atsispindi vaizdas, schemos vaizdas atitinka viršelio vaizdą. Nu ir viskas pasidarė man aišku, jau galima siuvinėti, jau netai baisu, jau viskas normaliai. Tai va.
Tai čia vat pagrindiniai dalykai, kurie mane šokiravo. Ir, kaip sakoma, taip jau nutiko. Nu, pukelis išėjo miegot, galima gražinti dekoracijas. Kad aš paėmiau ir pagaliau atsidariau savo Etsy parduotuvę. Jos pavadinimas yra toks pat kaip kanalo, irgi pamatysit ir ekrane ir rasit aprašyme video. Ten įkėliau kol kas 5 schemas, kuriom labiausiai domėjotės. Ir, vis tik tai kaip atidarimo proga. Tai būtent šito kanalo sekėjos, žiūrėtojai ir žiūrėtojukai gali gauti nuolaidos kodą. Jį pamatysite ekrane, jis galioja iki penktadienio, iki lapkričio 15 dienos imtinai ir suteikia 20% nuolaidą bet kuriai schemai arba schemoms. Tai tikiuosi, kad rasit, kas ten jums patinka. Vėliau, aišku, dar papildysiu kalėdiniais dizainais, bet kol kas pradedu su tiek. Schemos yra visos XSD formatu. Aprašymai yra anglų ir lietuvių kalbomis pačioje parduotuviai. Vėliau papildysiu PDF-ais, tai jeigu jums irgi reikės PDF-ų ir PDF-ų, tai jeigu ką parašykit, gausit nemokamai atitinkamai. Kam reikia būtinai PDF-ų, žinau, kad yra tokių, tai turėsit dar trupučiuką luktelt. Na, bet jau pradžia jau yra daugiau kaip pusė darbo. Ir dar vienas dalykas, kas liko. Taigi, kas gaus schemą, kurią mums suteikė Indrė. To jau aš ją susirasiu. Tai va, tai šitą schemą iš praėjusio video komentatorių gauna Birutė iš kanalo Katytė 1. Tai Birutė parašykit man į Facebooką arba į Instagramą. Irgi tokie patys pavadinimai kaip ir kanalo. Įkelsiu nuorodas ir į aprašymą. Ir susisieksim, kaip aš galėčiau persiųsti jums šitą schemą. Tai ką, tiek naujienų šiandien. Iki pasimatymo kitą kartą.